čia yra toks mitinis klausimas, tai kodėl žmonės nemoka sėdėti? Tai atsakymas labai paprastas, kad jie nėra tam sukurti. Mes neturim sistemos kūne, kuri palaikytų visos dienos sėdėjimą. Tai yra neįmanoma. Kodėl taisyklinga laikysena yra labai svarbu žmogui? Iš laikysenos gali nemažai pasakyti apie žmogų apskritai. Nėra sėdėjimas geras dalykas aplamai. Čia yra žalinga pozicija, kurią galim pasidaryti mažiausiai žalinga, kokia tik įmanoma. Čia yra tai, ko mes neturėtumėm daryti apskritai. Dėl ko žmonės miega ant pilvo. Čianais, ar būtų tada bloga žmogaus kūno biomechanika, ar tada jau net ir psichologinės problemos pasijungia? Mes linkę slėptis. Jeigu mes blogai jaučiamės, mes kryžiuojam rankas, metam pečius į priekį. Trapecija yra beveik 100% tragiškos būklės pas ofisinius žmonės, nes jie ne ten laiko rankas ir jie daug stresuoja. Čia yra viena iš pagrindinių paprastų fiziologinių priežasčių, kodėl dabar jau jaunam amžiui žmonės turi išvaržas. Sveiki, prieš pradedant pokalbį norėčiau pristatyti mūsų partnerius Hornson. Šiais laikais, kai maisto kokybė prastėja, gyvenimo tempas didėja ir stresas tampa mūsų kasdienybė, mums yra vis sunkiau susirinkti visas reikalingas medžiagos, kurios papildytų mūsų organizmą, kad mes jaustumėmės geriau ir mūsų savijauta būtų puiki. Ar žinojai, kad mūsų kasdienėje mityboje mums reikia suvartoti bent 50 gramų skaidulinių medžiagų, tačiau pagal mūsų vidurkį mes suvartojame tik 10 gramų. Hornson tai unikalūs mokslų pagrįsti papildai, kurie sukurti farmakologų. Jie padės jums jaustis gerai, pamaitinti skaidulomis gerasias bakterijas, kad mūsų organizmas funkcionuotų ir veiktų puikiai. Prisipažinsiu, nesu didelis papildų naudotojas, tačiau pabandžius Hornson papildus galiu patvirtinti, kad šie papildai skaiduliniai yra pačios aukščiausios kokybės ir jie tikrai veikia. Jos galite vartoti ir patys ir duoti savo vaikams. Daugiau sužinoti apie šios 3 skirtingus papildus galite prisijungę prie hornson.com internetinės parduotuvės. Iki gruodžio 1 dienos panaudoję kodą BLACK40 gausite net 40% nuolaidą visiems Hornson papildams. Sveiki prisijungę prie dar vienos gyvenimo projekto epizodo laidos. Prieš pradėdamas laidą norėčiau visiems širdingai padėkoti. Ačiū už jūsų gražias žinutes, gražius komentarus. Man ir mano komandai tai yra pati didžiausia motyvacija, kurie mus verčia tobulėti ir judėti į priekį. Aš savo ruožtu nuo savęs ir nuo komandos kviečiu jūs paspausti mygtuką, prenumeruoti mūsų kanalą, taip mes subursime dar didesnę bendruomenę ir galėsime pakviesti vis įdomesnius laidos svečius, kurie rūpi ne tik mums, bet ir jums. Pagvildensime temas, kurios padės mums tobulėti ir judėti į priekį. Šiandien mūsų laidos svečias Aurimas Juršėnas, patyręs kineziterapeutas, manualinis ekspertas, taip pat laikysenos korekcijos ekspertas. Aurimas papasakos, kurios yra pačios geriausios pozicijos mums miegoti, kad mes nepakenktume savo stuburui. Sužinosime, kaip pasirinkti reikiamą kėdę, reikiamą stalą, kokia turi būti sėdima pozicija, kad mes nepakenktume savo stuburui. Yra 2 priežastis, kurios yra pačios sudėtingiausios, kai mes kalbame apie stuburo skausmus. Tai yra bloga sėdima padėtis ir kėlimas su lenkta nugara. Aurimas pasidalins, kaip mes galime išvengti stuburo išvaržų ir kokie yra patys geriausi patarimai, kad išlaikytume savo laikyseną tiesę ir sveiką. Įsitaisykite patogiai ir paklausykime šio pokalbio su Aurimu. Aurimai, turiu klausimą, pakalbėsim šiandien apie kūno ergonomiką ir biomechaniką. Kodėl taisyklinga laikysena yra labai svarbu žmogui? Atsakysiu gal ir paprastai, ir nepaprastai, todėl kad iš laikysenos gali nemažai pasakyti apie žmogų apskritai. Ir ar jisai sportuoja, ar jisai judantis gyvenime, ar jisai emociškai gerai jaučiasi ir apskritai laisvė, kūno biomechanika labai akivaizdu, nes savo darbe labai daug pacientų matau ir kai tik jie įeina, ne tai, kad tu ieškai problemų, bet tu matai jo nervinės sistemos net ir kažkokį tai tipą. Vieni įeina susikaustę, ne tai, kad susikūprinę, bet, pavyzdžiui, eina žmogus tiesiai, bet jo pečiai nejuda visiškai, nes net ir iš lėto ėjimo tu gali įvertinti truputėlį ir matyti, kaip jisai, ar jisai yra labai jautrus, ar jisai yra free, toksai laisvas, atsipūtęs. Ir
jau tai daug ką labai pasako. Tai laikysena yra toksai labai platus žodis ir mes visą laiką susikoncentruojam gal labiau susikūprinęs ar tiesus, bet iš tikrųjų tai yra platus spektras dalykų ir kai tu turi žinių, gali pakankamai daug informacijos susirinkti vien iš vaizdo pirmo tokio čiukšt, aha, ir gal net ir pakeisti bendravimą truputėlį, nes mes turim kažkaip empatiškai, kineziterapeutas arba aš iš savo praktikos kažkaip labai stengiuosi pajausti žmogų ir ne tai, kad noriu jam įtikti, bet noriu jį paliesti, iš giliau paliesti trupučiuką, kad jisai ir įtikėtų, ir užsikabintų, ir atrastų motyvacijos, ir kažkaip taip jam prieinama linkme pateikti viską. O kaip išanalizuoti žmogų pamačius, nes yra dabar, kaip paminėjot, labai įdomų kampą, dvi pusės, tai gali būti žmogus nemobilus ir, sakykime, turėti kažkokių suvaržymų ir gali žmogus turėti ir psichologinių problemų ir kaip atskirti, kad kuris dalykas yra kuris, nes tikrai yra tekę ir jums turbūt matyti, kaip žmonės eina ir rankų nejudina, tai čia ar būtų tada bloga žmogaus kūno biomechanika, ar tada jau net ir psichologinės problemos pasijungia, ar psichologinės pasijungia kaip pasiekmė dėl blogos biomechanikos? Dažnesniu atveju, manau, pirmoje vietoje eina psichologija, kuri išreiškia save per kūną ir tas kūnas reaguoja. Nes jeigu žmogus yra liūdnas, depresyvus, turi viduj kažkokių pergyvenimų, sunkumų, jis niekada nebus tiesus. Nesvarbu, kad jis sportuoja, kad jo geri raumenys, kad jis turi mobilumą, bet mes linkę slėptis. Jeigu mes blogai jaučiamės, mes kryžiuojam rankas, metam pečius į priekį, mūsų galva kažkaip linksta, mes priekinė kūno dalis yra tokia labai jautri ir mes linkę ją maskuoti. Dėl to žmonės peršoksi trupučiuką į miegojimą, kas yra labai svarbu apskritai, nežinau, gerai savijautai. Tai yra mūsų pagrindinis atsistatymo laikotarpis gyvenime. Dėl ko žmonės miega ant pilvo? Ta prasme, kaklui tai yra visiška tragedija miegoti pasukta galva. Jeigu taip parodysiu vaizdžiai, tai tada, jeigu miego ant pilvo, dažniausiai vienoj pusėje ranka yra iškelta, galva beveik 90 laipsnių pasukta ir mes dar turim pagalvę, kuri mūsų galvą dar palošia atgal. Tai čia yra tokia nesąmonė, ta prasme, biomechaniškai tai yra atominė bomba kaklui, nuo kurio jisai ryte jaučiasi tragiškai blogai. Ir tie žmonės ryte atsikelia sustingę, su skausmu, kol jie ten išsibraškina, išsijudina, bet jie vis tiek taip miega. O kodėl miega? Todėl miega, kad mūsų nervinė sistema prioritetą deda psichologiniai ir emociniai būsenai. Jeigu aš priglaudžiu savo priekinę dalį prie minkštų jaukių pataliukų, mano smegeninė atsipalaiduoja. Aš jaučiuosi saugus viduj ir man nesvarbu, nervų sistemai nesvarbu, kad kaklas sako, alio, man jau šakės, aš jau nebegaliu, verskis į kitą pusę, daryk ką nors. Ne, palauk, viskas gerai. Tai žodžiu, mūsų smegenėlės pirmiausia prioritetą teikia emociniai būsenai, o paskui jau eina kažkokia mechanika, padėtis ir panašiai. Dėl to aš visus ugdau miegoti ant šono, nes ant nugaros irgi niekas labai nemiega. Retas, kuris iš 10 gal porą žmonių miegotų. O nemiega dėl to, kad per daug atvira yra priekinė zona. Mes esam tokie, pažeidžiami. Smegenėlės galvoja, kad čia yra nesaugu. Tai reikia užsidengti. Tai labai taip įdomu. O šonų gulint tada reikėtų irgi padėti kažką po galvą, nes galva tada irgi nukryps. Šoninės padėties pagrindinės taisyklės būtų vizualiai parodyti aiškiau, bet galva turi eiti kartu su stuburu vienam aukštį. Ir kaklo linkis privalo būti užpildytas, negaliu įkišti lengvai pirštų po kaklu, jeigu čia yra tarpas, tai yra irgi prastai, nes smulkieji kaklo raumenys negali atsipalaiduoti. Jie tada turi visą, dėl to ta ortopedinės pagalvės idėja su 2 bangom, kur yra didesnė banga ir mažesnė banga, yra labai gera. Žmonės yra turbūt per daug išlepę, kad jie ją priimtų, nes daug kas sako, man nepatogu, aš pabandžiau 2 naktis, nelabai, žinai. Tai pagalbę prisijaukinti kartais reikia laiko ir žinių truputėlį ir tas supratimas, kad čia remiasi, jis turėtų būti kaip ir geras. Man, suprantančiam, kai čia atsiremia, aš galiu atsipalaiduoti, suprantu, kad man patogu ir labai viskas bus gerai. Tai man pagalbė jautrus toks momentas, aš tikrai mėgstu komfortą šitoje vietoje, bet ne tik komfortą, bet ir sveikatą, kad čia viskas būtų užpildyta. Tai žmonės, kurie galvoja keisti pagalvę, nes skauda kaklą, tai pirmiausia turėtumėt pakeisti padėtį,
ką nėra lengva padaryti, nes kai mes užmiegam, tai jau mes užmiegam. Parodykit šonu, kaip gulėt. Išmokinkit mane. Tai žodžiu esmė tokia, kad jeigu stuburas, aš dažnai taip rodau pavyzdį per savo seminarus, tai jeigu čia yra galva, čia stuburas, tai tiesiog galva negali būti nei aukščiau, nei žemiau. Kaip gali teoriškai, bet rekomenduotina, kad jinai būtų neutraliai ir čia turėtų būti ta didesnė banga pagalvės. Su klasikiniam pagalbėm... Bet mes, atsiprašau, pertrauksiu, ant peties turim gulėti šonu? Jo, ant apatinio peties. Tai apatinė ranka dedasi diapazonu šalia kūno ištiesta, aukščiau ar žemiau arba tiesiai prieš save, viskas tinka. Jeigu tai yra lovos kraštas ir ranka nukrenta nuo lovos krašto, tai tada biškelį nervas išsitempia rankoje ir mums nebepatogu. Mes ją tada dedam ant peties ir iš tikrųjų šitą ranką nelabai turi vietos. Ir iš esmės mes turėtumėm turėti idėją pasidėti pagalvėlę po delnu. Gan keistai skamba, kai reikia daug pagalvių susidėlioti, bet kai įpranti, gaunasi labai labai patogu. Tai po apatinę ranką tiesa dedasi maža pagalvėlė ir viršutinės rankos padėtis yra labai labai svarbi. Todėl, kad mes jeigu sėdim prastai, sėdim visą laiką mentės išvedę į priekį, tai reiškia, kad tarpumenčio raumenys yra išilginti didžiąją dalį dienos. Ir jeigu aš miegu išmetęs ranką į priekį, kas yra visiška norma žmonėm, tai ta mentis yra lygiai taip pat išvažiavus į priekį ir raumuo negali labai gerai atsigavinėti ištempimo fazėje. Jam reikia neutralios fazės, kad jisai atsigautų. Tai šita ranka turi taisyklę. Vidurys dilbio dedasi ant liemens. Čia. Ir užgulam, taip? Ir užgulam. Ta prasme, čia viršutinė ranka. Ai, viršutinė. Apatinė dedasi čia, su pagalvėlė, viršutinė dedasi čia. Ir mes tada ją pasidedam, kas turi pilvą, labai gerai, nes didelis paviršiaus plotas, labai patogu pasidėję. Bet kas yra lieknesni, tai kartais ta ranka biškelį sviruoja, kartais sakau, po kaldrą užsidėkite kaldros, arba kokią nors pagalvėlę, dar kokią nors didesnę, ar kokį rankšluostuką. Bet įprantam ir be nieko tą daryti. Ir aš, pavyzdžiui, negaliu kitaip rankos laikyti. Aš įpratau, man patogu, man jinai automatiškai ten užsideda. Ir miego padėtis, kaip ir sėdėsena, yra įpročio dalykas. Ir tą turi žmogus suprasti. Jeigu aš pastoviai tą darysiu, aš vis tiek instaliuosiu tą appsą savo į smegenėlės. Jeigu aš tą padarysiu savaitę, numesiu, faktas, kad aš grįšiu prie tragedijos. Pirmas klausimas, kai papasakoju šitą poziciją, dabar sėdėtų žmona, klausytų, sakytų, kur šitoj aš ergonomikos šitam brėžinukė. Jo. Tai ergonomika ir romantika nėra labai suderinami dalykai. Tai prasme, apkabinti žmogų ir vis dar išlikti labai teisingoj padėty, aš nesuderinu kaip profesionalas savo srity niekaip. Tai aš savo damą visą laiką apkabinu trumpam, kaip kažkokiam laikui ir paskui atsigulu taip, kaip man reikia. Tai jinai kartais sako, tik tiek apsikabinai. Taip, bet net man kažkaip pirma mintis, kai jūs pasakėte apie kaklą, lėktuvė, kai skrendam, kai neturim pasidėti, tai turbūt lygiai taip pat, kai užsidedam, galim miegoti, atsipalaiduoti ir tas valandą ar dvi puikiai pailsėt ir kai neturim, aišku, ten galva kritinėja išsijungus, bet iš esmės mes ją laikom visada įsitempę, tai ir miegant panašiai turbūt. Aišku, čia perdėtas gal labai jau... Šiaip, jo, ekonominė klasė lėktuvose yra dar viena tokia, jeigu tai nedažnas klausimas, tai tada nieko ten baisaus. Aš, pavyzdžiui, nelabai galiu miegoti lėktuve, nebent, aišku, atsilošia kėdė truputėlį, tai tada tu gali tą galvą atremti tiesiai ir jinai kažkokiu ten būdu pasilaiko. Būna dar tos auselės atsilošia, kurios kažkiek prilaiko. Bet šiaip be šansų ten kaklui ilsėtis kažkokioj tokioj kabančioj, nulinkusioj padėty, ne. Turbūt visi skirtingi, aš kalbėdamas galėčiau užmigti, jeigu reikia. Jo, kažkas gali išsijungti ir jie, bet kaklas nuo to nesijaučia gerai. Ta prasme, manau, kad tai yra neigiamas dalykas, bet jeigu tai nėra dažnas, tai nėra ir problemos tiek daug. Bet jeigu tu skraidai 2-3 kartus į savaitę kažkokius reisus, tai tada, tau reikia susimastyti, tau kažko tada reikia ties kaklu turėti. Bet lėktuvė vėlgi galioja, tai juosmens atramos problema, nes tos sėdynės yra nepatogios, nesilanksto dažniausiai. Vienas žmogus yra storas, stambus, kitas yra kūdas, jis ten telpa, kitas netelpa. Jeigu tu sėdi šalia storo žmogaus, tu irgi netelpi, nes jis jo pusė kojos jau ant tavo vos ne kojos lipa. Tai žodžiu,
manau, kad jeigu jų asmeninės dalies atrama atsirastų lėktuvose kaip papildoma opcija, būtų super faina ir tai yra super pigi opcija. Nežinau, kodėl žmonės nedasimasto iki to, bet, jeigu žmonės ofise nedasimasto iki to ir visi sėdi tragiškai, tai lėktuvas yra next level dar dalykas turbūt, iki kurio neprieinama. O jeigu paimti eiliškumą, tai mes aišku, kažkada tą blogą poziciją ir miegojimo, ir sėdėjimo ją išmokstame blogai daryti natūraliai. Sakykime, kai yra vaikai moka natūraliai taisyklingai miegoti, nes dauguma dalykų yra atsitūpt moka, vėliau tik tai ne evoliucijos, kaip augimo laikotarpį išmoksta tinginiauti, pasimti, sutiesia nugarą. Ar čia tas pats ir su miegojimu yra irgi, kad kūdikiai turi gerą poziciją, o po to žmogus augant tą praranda? Ar nėra ta taisyklė? Nežinau. Nesu, ta prasme, savo kūdikio neauginau, bet ir nesu kūdikių specialistas, kad galėčiau čia labai teisingai pasakyti, bet žinau faktą, kad vokiečiai turi išlavinę labai stiprią sistemą, kuria, kaip pasakyti, jie remiasi kūdikio judėjimo paternu. Tokiu kaip ir jie stebi, kaip kūdikis ropoja, šliaužia ir nes kol kūdikis atsistoja, ne kūdikis, bet tas metų laiko vaikas atsistoja, jis turi prašliausti ten berods 4 ar 6 būdais savo sutvirtindamas liemens raumenyną ir tuo metu formuojasi stuburo linkiai ir tik tada jau jisai neskatinamas tėvų turėtų atsistoti. Ir gerai, čia kažkuriam podcast'e ir jūsų, man atrodo, pastebėjo, kad nereikia vaikų skatinti stotis anksčiau laiko su visokiais vaikštukais, šudukais. Čia yra toksai peršokimas keleto etapų į priekį ir kad vaikas anksti atsistos, bus jam ateityje daug dėl to problemų. Čia kaip langetė bus, kaip koja įtvirtintume ir nedirba vidiniai raumenys. Ne visai. Esmė tokia, kad kūdikis nėra pasiruošęs ir jisai jau dar. Čia tas pats, kaip tu nemoki dar normaliai eiti, bet jau tu nori bėgti. Nes tave sako, žiūrėk, o su kažkokia tai atrama tu jau gali bėgti. Tai tu bėg, davai, greičiau bėgiosi. Ne. Tai vat kūdikis turi išliaužyti visais savo įmanomais būdais, susiformuoti liemens raumenyną ir tada jau jisai gali pats bandyti atsistoti. Tu gali ten į trupučiuką kažkada jau paskatinti, jeigu jis praėjo savo tą step by step dalyką. Ir tie vokiečiai paskui testuoja žmonės suaugusius ir jiem liepia ropoti tais pačiais kūdikio paternais ir tu matai, kad žmogus nemoka, negali, dreba, stena, krenta. Tai vadinasi, pas jį net ir nėra išvystytas tas, sluoksnis arba ta dalis raumenų ir jam šakės. Teoriškai jisai neturi kažkokios savo sisteminės dalies, kuri neveikia. Jis gali ją susistiprinti be abejo, bet jinai kaip visuma nedirba turbūt. Taip, trūksta poros detalių. O klausykit, o šitas liemens raumenis, tai jeigu anglišką terminą, tai core vadinamas, čia kalbam apie tą patį. Ten daug yra reikalų, daug sluoksnių, skirtingų funkcijų, bet jis turėtų žiediškai veikti. Tai va. O dabar, sakykime, ateina pas jūs žmonės, ar labiau vyresni su sugadinta laikysena ir miegu, ir kada jūs pradedat labiau ieškoti priežasčių miegojimo pozicijoje, kai taisot žmogų, čia yra turbūt kaip bazė pas jūs, pataisot žmogaus miegojimą, nes jeigu jūs pradėsite taisyti laikyseną, sakykime, apie sėdėjimo poziciją, bet jo bus bloga miegojimo pozicija, tai mes pilnai turbūt ir neatstatysim žmogų. Miegojimas, manau, kad yra kokių 10-15%. Tik tai. Tai nėra bomba, kuri, sakykime, sugadina. Ne. Šiaip bendrai paėmus, kad žmonėm būtų aiškiau suprast, mes čia daug labai, ir jūsų podcastuose daug žmonės šneka, man patinka, man įdomu, aš suprantu, man tada aišku, bet manau, kad daugeliu žiūrovų yra kosmosas, ta prasme, visi tie integracijos metodai, čia neurodinamika, biomechanika, čia kaip čia judėti, ta prasme, aš jeigu taip įmetu save į tokio žalio žmogaus ofisinio programuotojo variantą, tai man čia yra tokia pieva, ta prasme, aš galvoju, tai nuo ko čia pradėti? Kad suprasti. Čia skirtingos ašys, čia aukštyn galva, žemyn galva, plemba, galvoju. Tai gal aš tada einu programuoti. Suprantu, bet kaip dirbam, sakykim, su sportininkais ar ten, kai treneriai dirba su klientais, tai jie kaip ir paaiškina ir parodo, tai tas galbūt yra aiškiau, o šnekant sunku labai perteikti. Taip, sunku perteikti. Tai aš noriu pasakyti, kad miegojimas, sėdėjimas mus tikrai labai paveikia. Sėdėjimas paveikia mus visus
be išimties ir labai smarkiai, tai apie tai dar prieisim turbūt prie to. Bet noriu pasakyti, kad žmonės yra lepšiai. Nebijosiu taip išsireikšti, nes jie net nelabai supranta, kad jie gyvena 10-15% savo to capacity, savo galimybių, potencialo kūno, kas turėtų būti minimum 50. Save gerbiančiam žmogui, kuris nori būti žmogum, man atrodo, bent 5% turėti yra, dugnas, visiškas. Bet... Patikslinkit, kas 15% ir kuom pasikeistų gyvenimo kokybė pakėlus tą potencialą nuo 15 iki 50 bent jau. Jeigu žmogus per dieną geba atsikelti, iš ten susitvarkyti, pasidaryti pusryčius, pasidėti, pavalgyti, pasidėti mašinoje nuvažiuodamas į darbą, įlipti liftą, užvažiuoti savo ofiso aukštą, atsėdėti ten 10 valandų su kavos pertraukėlėm ir paplepėjimais ir pietum, tada grįžti namo toj pačioj mašinoje sėdėdamas, pavakarieniauti, kad ir taisyklingai jam vis tiek tai kenks. Nėra sėdėjimas geras dalykas aplamai. Čia yra žalinga pozicija, kurią galim pasidaryti mažiausiai žalinga, kokia tik įmanoma, bet jinai nėra natūrali žmogui, visiškai. Čia yra tai, ko mes neturėtumėm daryti apskritai, bet mes darom. Ir nieko dėl to nepadarys. Grįžtų prie to tipinio žmogelio, tai jisai dar vakare pasėdi kreivoj padėti, pažiūri teliko ir eina pamiegoti. Kreivai. Ir tai čia va tas mūsų 15%, čia va taip atrodo, mažai judėjimo, mažai biomechanikos, žmogus neišsijudina. Ir žmogus man sako, aš einu į parduotuvę, aš pavedžioju šunį, dar išeinu su žmona pasivaikštau, nosį krapštydamas su pašnekesiais romantiškai. Lėtas ėjimas nieko gero neduoda. Ta prasme, tai yra geriau negu gulėti prie lovos, bet jisai nieko labai gero irgi pliusą neduoda. Greitas ėjimas yra fantastinis reikalas. Tai jeigu aš galiu greitai eiti, užuotėjęs lėtai, tai darykit treniruotę ėjimo, apsirenkit patogiai ir išeikit valandai sparčiu žingsniu. Aš sakau, lyg vėluotumėte į trūliką, kur jums labai svarbų susitikimą reikia nuvažiuoti. Tai reikia valandą laiko, tai čia pasijungia ir susitėpimas sąnarių, nugaros išsijudinimas, kardio kažkoks mechanizmas užsidega, jau net nekalbant apie riebaliuko kažkokį tai deginimą, kas jau yra dar next level blogis. Tai iš esmės čia būtų super mankšta, čia jau yra, nežinau, labai labai geras dalykas, bet tai turėtų būti vos ne kasdienė praktika. Bet kuom gali tą kokybę pakeisti, lėtesnis vaikščiojimas, aš suprantu apie ištvermės ugdymą, širdies stiprinimą ir riebalų deginimą, bet pati biomechanika, jeigu mes greitai eisim ir rankas judinsim ir lėtai eisim, kuom tai gali padėti judesiu? Tai skiriasi tai diena ir naktis, gal tokiu pavyzdžiu, todėl kad užbėgsiu biškį į kitą temą ir paskui suvesiu. Stuburas, jisai turi pagrindinę, sakykime, savo maitinimosi funkciją per judesį. Tarpslankstelinis diskas, iš kurio atsiranda visos išvaržos, kurios paliečia krūvas milijonų žmonių, kurie daug metų daro kažką ne taip. Diskas neturi jokios tiesioginės kraujotakos. Reiškia, jisai maitinasi per slėgio skirtumą. Slėgio skirtumą galiu sukurti tik tai darydamas judesį. Kompresija, kad būtų taip kažkokia. Kad skirtusi disko slėgis viduje ir slėgis išorėje. Per tai įeina mityba į diską. Tai patenka kažkokie tai nutrients, geras, kaip čia dabar lietuviškai? Mikroelementai. Mikroelementai, mitybinės medžiagos ir tuo pačiu išsimeta šiukšlės iš vidaus, kurių nereikia. Metabolizmas, įvyksta, tai mums reikia kažką išvežti, kažką įsinešti. Tai jeigu mes nejudam, čia yra viena iš pagrindinių paprastų fiziologinių priežasčių, kodėl dabar jau jaunam amžiui, tai turiu omeny 25-30 metų, žmonės turi išvaržas. Ta prasme, nesąmonė. Turėtų jos atsirasti, gerai, jau minimum KEM+, PEM+, gal būtų labai realu. Bet kada nėra mitybos stubure, jisai negali funkcionuoti labai gerai, net nepaisant to, mitybos perkeltinė prasme, judesio prasme, turiu omeny. Mitybos tiesioginė prasme į diską, nes ėjimas lėtas nesukuria didelio slėgio skirtumo. Rotacinis judesys
lėtai einant beveik nevyksta. Mes galim iš klubo sąnario pasidaryti tuos 20-30% lenkimo tiesimo judesio ir stuburui nereikia judėti. Pečiai nejuda pa žmogų, kada jis eina labai lėtai. Jie juda minimaliai, bet jeigu jis eina greitai, jis daro rankų mostą. Tada atsiranda rotacija krūtiniai daly, kam jinai ir sukurta. Atsiranda minimali rotacija kaklo zonoj ir per tą mikro rotaciją, jeigu tu eini valandą, tai tu turi, 5-6 km gali nueiti. Jeigu eini sparčiai ir 7 gali nueiti drąsiai, nes vidutinis tempas ėjimo yra apie 5. Tai realiai spartus tempas gali būti 7-8. Tai realiai tu turi tūkstančius mažų rotacijų kiekvienam segmente, per ką pasimaitina diskas. Ir tai yra, ta prasme, tu negali to sukurti taip gerai džime, tu negali to padaryti, nežinau, kilodamas štangas, ten hantelius, nes daug labai džime judesių, aš nesakau, kad tai yra blogai, tai yra super gerai, bet tai yra iš kitos perspektyvos. Stuburas negauna mitybos, nes mes esam statiški su stuburu, mes darom daug ką su rankom, su kojom, tūpiam, landžinam, dar kažką. Bet stuburas tuo metu yra tvirtas, stabilus, o mitybos diskė, apart to, kad gaunam daug kompresijos, bet kai esam teisingoj padėty, kompresija nėra pavojinga. O kad dar patikslint, kad aš ir pats suprasčiau, kai kalbam apie tą mitybą, medžiagų patekimą, iškart natūraliai žmonėm klausimas bus, tai ką aš turiu valgyti, kad aš gerai ten pamaitinčiau, mes apie tą mitybą šnekam. Tai tada trumpam, ką mes turim maitintis, kad savo stuburui padėtų. Čia taip, nežinau, ar teisingai. Nežinau, ar yra moksliškai įrodyta kažkokių medžiagų, kurios, sakykime, tu turi valgyti šaltieną ir tada tau bus gerai, ar tu ten turi valgyti, nežinau, kalogeną kažkokį ten gerti pastoviai, kad tu ten jaustumėsi gerai. Nėra tokios, tai kalbėdami apie mitybą, apie ką mes kalbame, bendraja prasme. Apie mitybą kalbėdami turim suprasti, jeigu aš nejudu, apskritai durys į diską yra mitybinė prasme uždarytos. Ir jisai badauja. O kai sėdim blogai, gaunasi... Tai čia kaip ir perkeltinė gaunasi. Jo, ta prasme, kaip ir perkeltinė, nes mes vis tiek kažkiek judam, mes nesam jau tokie robotiški, mes esam trupučiuką, tos dinamikos yra, bet jos tikrai neužtenka, todėl kad žmogus šiaip fiziologiškai žmogus sukurtas judėjimui visą laiką, apart miego laiko. Dėl to aš visą laiką mėgstu pradėti savo seminarus, kada vedu įmonėse, nes mokau juos sėdėti, kalbu apie judesį, tai truputį pažvelgiu į tą evoliuciją žmogaus. Ir mes esam senos mašinos, perkeltinė prasme, mūsų kūnas yra labai labai senas. Tai tas mūsų panašiausias žmogus, kokie ir mes esam, tas homo sapiensas, jam yra 300 000 metų. Ir mes nuo to taško, prieš 300 000 metų, gal keliais procentais kažkur evoliucionavom. Kad į tą tokį gyvenimo būdą. Taip, bet aš nemanau, kad stuburas prisitaikė, ten kažkokie, jau dabar, pavyzdžiui, yra pastebima, kad iš 20 žmonių pas vieną ar du, meluoju, turbūt iš daug tūkstančių žmonių pas vieną ar du, nebėra muskulius palmaris, yra toksai riešinis raumuo, kurio jau kartais mokslas mato, kad nebėra pa žmogų, kai gimsta vaikas, jo tiesiog nėra, jis nunyko, nes jisai buvo skirtas kabėjimui ant šakų, ant medžių laikymuisi, kad mums būtų tvirčiau užsikabinti. Tai praėjo nemažai laiko, kol jisai pradėjo nunikinėti. Tai evoliucija neina dešimtmečiais, net šimtmečiais neina. Tai jeigu mes 300 000 metų lakstėm, kovojom, pjovėm vieni kitus, gal ir ne tik ten statėm namus, mūsų kiekvienas buities klausimas buvo fizinis, mūsų mityba buvo fizinė, nori valgyti, eik susimedžiok vilką arba pasipjauk kokią ožką, kažką tu turi padaryti. Tai mes tiek tūkstantmečių buvom dinamiški. Ir dėl to visas kūnas yra prisitaikęs, nepaisant to, kad paskutinį 100 metų mes nifiga nejudam, palyginus su tuo, kas buvo anksčiau, visas kūnas yra sukurtas veikti darnoj per judėjimą. Nes raumenynas yra tas organas, kuris duoda, kaip pasakyti, galimybę susibalansuoti viskam. Ir hormoniniai sistemai, ir psichologiniai sistemai. Čia yra neatsiejama dalis. Dėl to ir dabar žmonės, manau, daug kas jau atranda sportą ne dėl to, kad jiem patinka sportuoti, bet dėl to, kad jie po to gerai jaučiasi psichologiškai.
Ir aš turiu ne vieną pacientą, kuris man, kai ateina, man tada toks šiurpas nubėga, sako, aš bėgu ryte 6 kilus, tada šoku į šaltą eketę, tada dar darau ten atsispaudimus, tada bėgu 6 kilus namo atgal, tada varau po šaltų dar dušų ir tada jau sėdu pusryčiauti. Ir sako, va tada aš atlaikau savo dieną darbe normaliai. Vis sako, jeigu to nepadarau ir aš taip sėdžiu, galvoju, nu, biški kaip ligas, iš kitos pusės. Gal tu galėtum tą padaryti ir kitaip. Priklausomybė turbūt smegenims taip pat. Taip, nes jisai tą padaręs ant tiek duoda savo papildomo tokio energetinio resurso, papildomo kažkokio tai susibalansavimo. Nepaisant to, kad jis neturi galbūt psichologinių žinių, jis galėtų atsisėdęs per 20 minučių su ramia muzikyte susidėliot mintis, biški pasigilinęs į psichologiją. Ir gaut labai panašų rezultatą. Bet faina, kad jis ten daro fizinius dalykus, bet galėtų jis optimizuoti, susitaupytų jam krūvą laiko ir tai yra vis tiek drastiška. Nu, kūnui reikia to drastiškumo, bet ne per daug. Čia tas turbūt vėliau ateina, kai mes mobilumas mūsų sumažėja, tiek daug judėti negalim, tiek energijos, testosterono turim, tada jau einam į meditaciją daugiau. Bet būtų gerai pradžioj tai irgi turėti iš tikrųjų, nes labai žmonės tokie yra materialūs, fiziniai, supranta tik tai, ką liečiu, matau, tai vadinasi tikra. Visa kita yra kažkur paslėpta. Tai va. Dabar galvoju, ar pabaigiau mintį, žadėjau suvesti su kažkuo ir nesuvedu dabar su kuo. Nežinau. Nežinau, aš irgi bandau atsiminti. Kalbėjom į mitybą, nuėjom truputėlį, sakėm suvesim. Tai aš manau, kad neturėtumėm galvot, ką aš turiu valgyti, kad stuburas būtų sveikas. Apskritai turėčiau galvot, kad sveikiau turėčiau maitintis, praturtinti kažkokią savo mitybą įvairią turėti ir neblogą. Tai reiškia ten fast food visokių neturėti. Čia tokia labai jau klasika, nukalbėta, atkalbėta, visi tą supranta. Ir judėti, jo. O man čia į tą pačią temą dar kaip kalbėjom, ar žmonės praranda mobilumą ir visą ergonomiką ir biomechaniką dėl to, kad turi viršsvorį, ar praradę mobilumą, ergonomiką ir biomechaniką dėl judesio nebuvimo tada užsideda antsvorį. Kuri priežastis yra dažnesnė pas žmonės? Vis tiek, manau, psichologiją dėčiau į priekį. Jeigu tu ilgą laiką nejudi ir tik valgai, tai natūralu, kad užsiaugini kažkokią ekstra masę. Ir paskui problemų apturi. Ir paskui tu jau nebenori judėti, nes tau yra sunku. Tai vat aš turiu irgi klientus, kurie tikrai sveria gerokai virš 100 ir aš irgi darau su svoriais treniruotės namuose ir aš ten pakeliu savo kūno svorį, tarkim deadlifto ir man reikia nunešti kartais tą štangą į kitą kambarį, kad išvalyt. Ir aš eidamas suvokiu, ant kiek jai arba jam yra sunku kasdienybėje judėti. Ta prasme, jai tai yra kosmosas, jei nueiti 20 metrų reikalauja tiek daug pastangų, kad jau, jei motyvuoti save yra sudėtinga, be specialisto tai aš jau net nešneku, net su specialistu jau yra sudėtinga prisiverst kažką padaryti. Tai čia kraštutinumas, sutiksiu. Bet jeigu tu turi 20 kg ekstra, tai tu vis tiek esi dar toksai kaip ir galintis daug ką padaryti ir tada ta motyvacija gal yra lengvesnė. Bet aš manau, kad kai žmogus jau įneria į kažkokį tai ilgalaikį pasyvumą, jam iš jo yra sunkiau išeiti, nes tada turėtumėm veikti taip, kad balanse būtumėm, pavyzdžiui, ilgą laiką elgiuosi teisingai ir pačytinu. Savaitę ten, 5 dienas sportuoju, savaitgalį tingiu, valgau kad ir čipsus, ir žiūriu teliką, ir man faina. Ir vėl 5 dienas sportuoju. Čia aš matau balanso žodį. Jeigu aš 5 dienas čytinu ir man reikia 1 dieną pasportuoti, tai didelis klausimas, ar aš tą 1 dieną sportuosiu. Nes jau 3 savaitės nesportavau, čia dabar prisiverst tą vieną kažkaip, sunku, ta prasme. Tai vat žmonėm turėtum kažkaip, juos paliest mintis, kad vis tik aš turiu tą balansą suformuoti iš teigiamų dalykų bazę ir tada save apdovanojant, kad ilgą laiką dariau gerai, dabar galiu pafeilinti, galiu biški pačytinti, galiu biški kažką blogą savo padaryti, išgert kokteilių porą, dar kažką, nes tai yra toks kaip ir apdovanojimas savo. Ir tame yra viskas fainai,
Nes pasaulis įdomus, visko yra, visko daug, viskas yra smagu. Tai, bet yra dažniausiai tas kitas paternas. Visą laiką blogai darau, atėjo šventė, dar blogiau padariau. Ir paskui, nuo naujų metų jau pradėsiu. Ir paskui gal nuo pavasario pradėsiu ir taip tęsis. Taip. Mes pakalbėjom, labai gražiai parodyt miegojimo poziciją, o kaip tada padėti susėdėjimo poziciją? Ir ar jinai skiriasi mokykloje vaikams, jeigu, pavyzdžiui, tėvai mokintų vaikus, suaugusio ir vaiko sėdėsena? Tai vat šitie du dalykai ir parodyt, kokia jinai turi būti ta sėdėsena. Nes aš prisipažinsiu asmeniškai, aš dar, man 40 metų nesu atradęs savo sėdėjimo pozicijos. Tokios, kokia man, kur jaučiausi komfortabiliai, nes mintyse galvoju, ar aš čia nesusilenkęs į tą pusę, ar į tą pusę, ar čia taip turi būti. Tikrai, turbūt neinvestavęs pakankamai laiko į tą sėdimo poziciją, gal net dėl to, kad to sėdimo darbo turbūt per daug nedirbęs. Mums sunku suprasti tos oficinius žmonės. Aš irgi 10 valandų per dieną stoviu ir dirbu fiziškai su klientais. Tai kai man reikia daryti kažkokius tai projektus, darbus ir man reikia ilgiau pasėdėti, man sunku. Man tikrai reikia, bet aš turiu žinių ir va čia yra tokia, kaip ir visi žino, kad reikia sėdėti tiesiai, ne? Stuburas, kad tiesiai. Jo, ta prasme, aš dažnai seminare sakau, sėdi daug žmonių. Ir aš jiems tokį pradžiai klausimą užmetu, man visą laiką labai toks kelia didelį pasitenkinimą, nors ir kaip ir nefaina dėl to paties. Sakau, pakelkit rankas tie, kas žinot, kad reikia sėdėti tiesiai. Nu ir visi pakelia, 100 beveik procentų visi pakelia. Nu ir tada paklausiu vėl, sakau, tai pakelkit rankas tie, kurie visą laiką sėdi tiesiai. Nėra rankų. Tai mesgi ne akmens amžiui gyvenam, ta prasme, pilna informacijos, prisigūglint gali kiek nori. Ir čia yra toks mitinis klausimas, tai kodėl žmonės nemoka sėdėti? Tai atsakymas labai paprastas, kad jie nėra tam sukurti. Mes neturim sistemos kūne, kuri palaikytų visos dienos sėdėjimą. Tai yra neįmanoma. Dėl to žmonės po 5 ar 10 minučių jie sulinksta, net ir turėdami mintį, kad reikia sėdėti tiesiai. Taip. Jie sulinksta. Logiška. Ir jie atlinksta atgal po kokio gero pusvalandžio, nes jiem jau raumenys sako, alio, tu mane jau pertempiai nugariniai raumenys. Man toks vaizdas, kad apie mane pasakoti viską, ką aš darau. Tai va, nugaros raumenys sako, alio, man jau yra negerai ir pradedu jau duoti kažkokį signalą, maudulį kažkokį, tada žmogus trumpam išsitęsia, pasiražo, trupučiuką. Ir vėl tas gal 5 minutės pasėdi. Jeigu jis jau biškai turi žinių, pasėdi 5-10 minučių tiesiai ir vėl sulinksta. Flashbackai. Tai va. Apie sėdynę. Aš parodysiu savo patraukęs, ką jūs man davėt. Jo. Jūs galite šnekėti, tada jungs kamerą, kad matytųsi gerai. Okay. Nes labai patogiai sėdžiu, noriu parodyti, ką jūs čia atnešėte. Gerai. Tai va, tai aš visą laiką mokau labai paprastai išspręsti sėdėjimo klausimą. Aš naudoju ir žmonės mokau sėdėti su ergonominiam papildomom juosmens atramom. Jos yra super simple dalykas, labai paprastas, prieš 60 metų garsaus kineziterapeuto išrastas dalykas, kuris pasaulyje nežinau kodėl nepaplito, bet nepaplito. Jau šiandienai mes matom nemažai kėdžių su juosmeniniais išformavimais, bet tai yra, sakykime, vienodi, kai kurios kėdės turi galimybę keisti tą padėtį juosmens atramos, kaip kad ir mašinoj turim galimybę išsipūst labiau, pakelt, nuleist. Tai faina, bet tos kėdės dažniausiai yra brangios ir aš nematau tų kėdžių ofisuose, į kuriuos nueinu, net ir gan brangiose kompanijose, kurios tikrai uždirba daug, investuoja į baldus, ten kilojami stalai. Kėdės nėra blogos, jos kažkokios odinės, gražios, lankstosi visas pusės. Sutikim, tikrai kitur ne pinigų klausimas ten. Taip, bet tiesiog galbūt būtų buvę paprasčiau pasikonsultuoti su kažkuo ir man atrodo, šitoj vietoj trūksta, nes toks kaip aš, pavyzdžiui, specialistas, kuris žinau, aš galbūt raščiau sprendimą ir jeigu mane nusivestų į kažkokią tai, nežinau, kėdžių centrą, kažkokios įmonės vadovas ar ten, nežinau, žmogus atsakingas, sakytų, išrinkim darbuotojim teisingas kėdės. Ir manau, kad mes rastumėm sprendimą priimtiną ir teisingesnį, negu jie
nuperka pagal dizainą, pagal spalvą, pagal materialumą, gal kažkokį Bet čia ten turbūt audinį. didžioji dalis taip ir... Taip daro. praktiškai visi. Taip, ta prasme. Ir šitoje vietoje jie kaip ir išleidžia krūvą pinigų, iš kurių naudos yra labai mažai. Funkcionalumo. Tada žmonės vis tiek skundžiasi, kenčia, ieško sprendimų, sėdi ant kamolių, perka pašikniukus visokius pripūstus, kad dubuo būtų dinamiškas. Tai žodžiu, plotmėj mes turim krūvą priemonių, tai gal apie priemonės dar pabrėšiu vieną dalyką, kad visas priemonės, kurios už tave kažką daro, tai yra reklaminė tokia, nežinau, skambi afiša, kur iš tikrųjų neveikia. Gal čia kažką neįžeisiu, kas užsiema, tai sorry, bet tokia yra tiesa. Jeigu tu užsidedi petnešas, kurios tau laiko pečius atvestus atgal, Išjungi kitus tai raumenis. tu išjungi savo mechanizmą ir tu pasikliauji kažkokia virvele, kuri po 3 mėnesių, kai tu ją nusimsi, tai tu susilenksi dar labiau. Tai nesuformuos tavo įpročio, nes įprotis padėtyje negali atspindėti funkcinio įpročio, kada tu naudoji savo sistemą raumeninę, kad tu palaikytum tą padėtį. Čia yra 2 prasilenkintys dalykai. Gal ūmioj stadijoje, kai tu ten miršti, tau skauda tragiškai ir tau reikia fiksuoti kažkokią padėtį, nes jeigu susilenki, šauna, ten nervas baisu. Nu, maybe, tenais gal, bet iš esmės žmonės perka visokius tenais tas petnešėlės, varelius. Bet logiškai labai sakot, nes iš tikrųjų išsijungia, tai skaityk, mūsų laiko tos petnešos. Taip. Mes išsijungiam ir nedirba niekas. Niekas dar nedirba. Silpnėja. Tai va, tai grįžtant prie sėdėjimo pačios idėjos, jinai yra prasta ir turim ją pasidaryti minimaliai žalingą savo. Tai reiškia, kad įsitempę sėdėti va taip va, tiesiai, mes neturim šansų jokių. Čia yra mitas. Ta prasme, aš galiu pasitreniravęs taip išsėdėti gal pusvalandį, gal valandą. Nu jau po valandos man jau biški ten viskas įsitemps kaip po geros treniruotės. Bet kad aš taip sėdėčiau visada, yra tokių žmonių, kurie sėdi, nes jiems kažkas įkalė į galvą, kad reikia tiesiai sėdėti, bet jie kenčia nuo raumeninių problemų. Ir psichologinių. Turbūt ir psichologinės. Tai jeigu grįžtant prie teisingo sėdėjimo pagrindinės padėties, tai mums reikėtų suprasti, kad išlaikom tuos 3 pagrindinius linkius ir sėdint, ne tik stovint, judant, vaikštant, bet ir sėdėjimo prasme. Tai tam mes privalom turėti kažką kėdėj, kas atremtų apatinę nugaros dalį. Nes sėdėti tiesiai, kaip sakiau, mes negalim, neturim tam skirtų raumenų. Tai mūsų sėdėjimas turi pavirsti tokiu atpalaidavimu, trupučiuką savo. Aš turiu sėdėti atsipalaidavęs, tačiau turiu sudėlioti kūną į padėtį, kuri man nekenkia. Mitybos diske sėdint nėra vis tiek. Tai yra per statiška padėtis. Bet jeigu nėra mitybos ir aš diską suspaudžiu, kas nutinka, kai žmogus susikuprina, suspaudžiu asimetriškai. Neturiu dabar galimybės paaiškinti, bet žmonėm gal esminis dalykas, kad jie suprastų, aš labai jį suspaudžiu vienoj pusėj ir dėl to jis labai nori pūstis priešingoj pusėj. Ir tas pūtimosi, sakykime, dalykas, nes viduje... Kaip kompensacija. Jo, viduje disko yra skystis, ant kurio mes galim tą judesį apskritai turėti. Tai tas skystis lyg ir nori visą laiką išsiveržti per tą užpakalinę sieną, kuri laikui bėgant, ilgam laikui bėgant, jau pavirsta į kažkokį tai išplyšimą iš vidaus ir tas skystis geba tą sienelę po truputį kaip vat lašas po lašo akmenį pratašo, tai čia labai panašiai, sėdėk ir užsisėdės išvaržą. Tai metam bėgant po truputį diskas plyšta iš vidaus. Ir jos sienelė, dar vienas toks įdomus faktas, jos sienelė yra pakankamai stora. Mūsų mašina, organizmas, stuburo sistema yra super galinga, adaptyvi, ištverminga, bet mes sugebam ją sudraskyti labai lengvai. 2 kokybiškiausi keliai įsigyti išvaržą, tai yra durnu būdu pakelti sofą porą kartų, arba dar sunkesnį dalyką iš nugaros, ne iš kojų, arba ilgai sėdėti. Nėra efektyvesnio būdo. Kol kas aš jo nežinau. Tai aišku, ten atmetus mažą procentų traumų, autovarijų ir visą Yra nesąmonę. būdai populiarūs. Būdų populiarūs. Tai va, sėdėjimas yra, sakyčiau, vienas iš pačių geriausių būdų. Jeigu norit kažkas įsigyti išvaržą, tai labai rekomenduoju. Susikūprinus po 8 valandas į dieną 10 metų garantuotas rezultatas yra. Tai va. Dabar sėdė ofise visi, kas klauso Spotify'aus išsidėsi. Trumpam, jo. Tai va, tai iš esmės, ką mums reikia suvokti, kad
Aš turėdamas kažkokią atramėlę, atramėlės dydis irgi yra svarbus, jeigu žmogui įkišim labai didelę atramą ir jinai lauš nugarą, tai gausis tas linkis per stiprus, mum pavargs, mum nebus patogu, nebus komforto. Jeigu atramos dydis bus labai mažas, mes nejausim to suporto, neatsiras teisinga padėtis, vėlgi bus blogai. Kas padėtų parinkti, aišku, padėtų specialistas. Tai galit tą specialistą susirasti. Susirasti, jūs turit ir socialinę erdvę. Taip, yra ir tokia svetainė laikysenos iššūkis.lt, tai joje galima ir įsigyti atramėlės, nes aš esu atsirinkęs, kad tai būtų, sakykime, tas pats produktas, ką sukūrė kineziterapeutas prieš 60 metų, kuris tikrai jo idėja buvo gera, ir tai yra Mackenzie's, tai vat Mackenzie atramėlės ir yra pas mane, tai man labai fainas, paprastas. O galiu patikslinti, Mackenzie atramėlė, tai čia kaip tokį vardą turi, ar čia brandas yra Mackenzie pagalbė? Brandas, jo, tai yra ortopedinė atrama, kaip brandas ir tiesiog dalis pasaulio kažkokių tai gamyklų išsiperka licenciją, kad galėtų gaminti lygiai tą patį, ką gamina originalas ir pardavinėti. Tai va, tai yra paprasta, kaip 2x2, aš pasilikau iš 7 dydžių 3, nes man atrodo jie pakankamai skirtingi, kad pritaikyti didžiai daliai žmonių. Tai va, tai iš esmės nėra sudėtinga pasirinkti, tu gali šiek tiek prašauti, gal galima ir pakeisti paskui, bet pasiteirauti specialisto, kuri vis tik tiktų, yra protinga. Kokios kainos maždaug tų pagalbė? Apie 100 eurų, dabar taip galiu pasakyti, plus minus, tai čia yra, man atrodo, čia yra toks cheap dalykas, tai prasme, jeigu tu galvoji įsigyti kėdę už štukę ir tu nežinai, ar jinai tau tiks, ar jinai bus gera, tai tu nežinau, aš sutinku, kad yra labai labai gerų kėdžių ir kas gali nusipirkti Ferrario brando kėdę, faina. Aš galiu greitai tikinti žiūrovus. Taip. Pagalvėlė 100 eurų, kineziterapeuto valanda 40 mažiausiai. Ir jų reikės daug valandų. Taip, tai čia juokais, aišku. Paskui galima ilgai ir nuobodžiai. Bet iš esmės galima turėti optimalią kėdę, ją prisitaikyti savo, pagal savo kūną ir turėti kažkokį tai gerą rezultatą, bet tam reikia sistemos ir žinių. Tai pagrindinė žinutė žmonėm, kad mes turim įsikišti dubenį giliai į kėdę, pasidėti atramą, užpakalį, kad jisai praktiškai remtųsi į atlošą, nes atlošas vis tik nekvaila idėja kėdės ir reikėtų ją naudoti. Tada aš įsikišu atramėlę, kurią montuoju virš diržo linijos, taip visiems aiškiau suprasti, ir atsilošiu į ją ir tarp klubo, sakykime, tarp šlaunies ir nugaros ir dubens, mes turim rasti 100 laipsnių kampą. Ne 90 laipsnių, ką kalba klasikinė ergonomika, kas nėra labai easy išlaikyti 90, nes kai esu 90 laipsnių kampe, tiesiai, gravitacija mane visą laiką nori versti lenktis į priekį. Jeigu tik aš akimirkai pametu savo idėją sėdėti tiesiai ir šiek tiek atsipalaiduoju, aš visą laiką kniumbu į priekį. Ir gausis, kad mes kaip ir laikom, vis tiek su tais raumenim mes vargsta. Negalim atsipalaiduoti, mes visą laiką turim laikyti, kas nėra natūralu ir tai yra sudėtinga. Dėl to žmonėm be šansų tą padaryti. Kas matematikos nežino, parodom 90 laipsnių blogai, 100 laipsnių yra labai gerai. Čia patikslinimai. Tai žodžiu, atsiremiu su apačia, susirandu tą 100 laipsnių. Kas yra pliusas, kad 100 laipsnių gravitacija mus meta atgal, nes mes esam jau šiek tiek pasvirę atgal ir jeigu aš atsipalaiduoju, tai aš tiesiog kniupsiu į galą. Kas nėra blogai, aš galiu tiesiog trupučiuką atsipalaidavęs pabūti. Sekanti taisyklė yra su krūtinė, šita kėdė, kadangi nėra ergonominė ar kažkokia ofisinė, tai jos turi aukštesnius atraminius, sakykime, šitos reikalus, bet su krūtinė aš liepiu žmonėm nesiremti niekada į kėdę. Ta prasme, nebent aš jau pavargau, noriu tiesiog sukniupti ir ten trupučiuką pailsėti, that's okay. Bet jeigu aš sėdžiu teisingai, aš noriu 100 laipsnių būti ir nesiremti su krūtinė į kėdę, palikti poros pirštų, 3 pirštų tarpą, nesvarbu. Kam tą reikia padaryti? Tam, kad mūsų ponas tingulys pilvas įsijungtų į darbą. Vienintelis raumuo, kurį mes norim aktyvuoti šitoj veikloj, yra presas, kuris yra pamiršta Dievo sala pas didžiąją dalį žmonių, nes jeigu aš bent truputį pasikuprinu, presas
yra Maldyvose, geria kokteilį ir jam neįdomus jūsų reikalai gyvenime. Dėl to pilvas yra labai silpnas pas didžiąją dalį žmonių ir tai yra ir viena iš nugaros skausmo priežasčių, taip, bet iš principo pilvą galim įdarbinti, būdami 100 laipsnių ir laikant save, kad aš visiškai nenukryščiau. Tai aš trupučiuką iš pilvo preso galiu save laikyti, kas yra 10-15% įtempimo raumeniui, kuris yra tingus ir po truputį įvažiuoja į kažkokį tai papildomą tonusą, kas duoda ir papildomą suportą arba, nežinau, palaikymą stuburui. Ir taip turbūt kontrakcija atsiranda stuburė po truputį, nes jisai kaip ir įjungtas yra. Taip, ir kadangi kūnas veikia, sakykime, antagonistų principų, tai jeigu presą įtempiu, nugara atsipalaiduoja. Jeigu bicepsą sutraukiu, neurologiškai tricepsas atsipalaiduoja, kad įvyktų judesys per bicepsą. Tas pats yra su presu ir juosmeninė dalim. Jeigu aš presą įtempiu, galas pasileidžia. Nes tai yra antagonistiniai. O kokią dalį šitoj tarp antagonistų turi klubo lenkėjai? Turi kažkokį įtaką sėdint? Ar jie silpnėja, stiprėja, sutrumpėja? Čia yra irgi didelis raumuo, kuris yra masyvus ir galingas. Taip, tai sakykime, su pilvo presu hips flexor, užsistrigau. Iliopsosas, jo. Iliopsosas yra sinergistas. Yra priekinės grandinės raumenų sekoj, presas su klubo lenkėju dirba kartu. Hip flexor, taip jo, pat. hip flexoris, labai gerai. Tai žodžiu, sėdint jisai nedirba. Iš esmės, ir turim padaryti, kad jisai nedirbtų, nes jis neturi. Jo funkcija yra lenkti koją pagrindinę ir koja yra jau sulenkta sėdint visą laiką. Tai visi sėdintieji oficiniai žmonės privalo suprasti, kad klubo sąnario tiesimo judesys, parodysiu trumpai, šitas judesys, kada koja eina atgal, jis privalo funkcionuoti sveikai, normaliai. Teoriškai mes turim tik 10 laipsnių statistiškai šitą judesį. Klubo tiesimas yra 10 laipsnių. Bet praktikoje tai labai skirtingai. Pas vienus žmonės yra daug daugiau, pas kitus yra mažiau, o pas daug mano klientų to judesio yra minimaliai, likę 1%. Todėl, kad per laiką ne tik hip flexoris susitraukia, jis sutrumpėja, nes jisai 8 valandas per dieną yra trumpoj padėty. Taip pat ką daryti, man natūraliai klausimas, taip, kad tai jisai turi būti netrumpėtų. profilaktiškai atliekamas tempimo pratimas šitam raumeniui, nes jį pamasažuoti yra sudėtinga. Man kaip specialistui įmanoma, bet žmogui pačiam tai yra be šansų. Gerai, kaip pasikeičia laikysena mūsų, kad žmonės suprastų, patrumpėjus tam raumeniui, atsistojus, kokia problema atsiranda? Dubuo virsta į priekį. Tai yra toks anterior rotation. Gaunasi, kad mūsų nugara pasidaro dar labiau tokia, nes čia viskas sutrumpėja. Taip. Ir mes tokie kaip ančiukai trupučiuką pasidarom. Kas, sakykime, nėra gerai sąnariam tarpslanksteliniam. Diskui tai yra kaip ir nieko. Nėra kenksminga. Bet sąnariam tai yra papildoma trintis, be perstojo ekstra kompresija, kuri veda prie irgi artrozės. Tai ir sąnariukų tarpslankstelinio apatiniai stuburos daly problema yra labai didelė. Tik visi labai akcentuoja diską, išvaržą, bet kad ten yra išvešėjimas sąnario, kuris irgi gali spausti nervą ir ta situacija dar, sakyčiau, yra problematiškesnė, nes tu negali tenais nuzulinti su operacija, nupjauti ant kažkokios ataugos. Tai nėra labai paprasta padaryti, tai yra rizikinga operacija, jeigu jau tai būna. Tu negali išmasažuoti kaulo, išmobilizuoti ataugos, kuri užaugo per laiką ir dabar spaudžia nervą. Tai yra sudėtinga situacija žmonių, kurie turi osteofitus aplink facetes, aplink tarpslankstelinio sąnario erdvę. Tai va, tai grįžtam prie sėdėjimo. Ką mes toliau turim žinoti? Jau kai aš esu 100 laipsnių, jo, mano padėtis kaip ir optimali. Mano linkiai išlaikomi, aš esu įtempęs tik tai pilvo presą ir šitoj vietoj aš savo labai nedaug kenkiu. Galva yra plius minus ašy, kaklui nėra sudėtinga save laikyti. Tada susikomplektuoju darbo vietą. Tai va, tai labai gaila, kad daug žmonių po covido ir per covidą išėjo dirbti, ta prasme, į namus. Gaila ne dėl to. Gaila dėl to, kad žmonės vis dar nesuvokia, kad reikia painvestuoti truputėlį į savo namų ofiso kampą.
ir jie vis dar dirba ant kažkokios sofos, dirba prie virtuvinio stalo, su virtuvinė kėdė. Sofa bėda. Sofa yra tragedija. Tai prasme, tu negali gulom dirbti susilenkęs kaklą. Čia kaklo jau tada išlys iš varžinės problemos po laiko ir pertempimas krūtininės dalies stuburo. Juosmeniui gulėt kaip ir, galima. Jisai nekenčia, nevargsta, bet kaklas yra irgi labai klasikinė problema. Kokie 80% mano klientų turi arba kaklą, arba juosmenį. Kai kurie turi tarpumentę, kaip jungti tarp šitų dviejų problemų. Ir paskui jau ekstra on top eina visokie kiti dalykai. Va, tai iš esmės susikomplektuojam darbo vietą. Jau šitos taisyklės visiems, kaip pasakyti, girdėtos, bet gal aš esu atradęs savo patarimų, kurie veikia. Tai pavyzdžiui, kėdės aukštis, ar ne? Kėdės aukštis yra ne 90-90, kaip ergonomika sako. Visada lengviau save laikyti tiesiai, jeigu dubuo yra aukščiau negu kelis. Tai jeigu čia būtų, sakykime, klubo scenaris čia kelio, tai mūsų kampas kojų galėtų atrodyti šitai. 90 būtų čia, galėtume tai pasidaryti. Kaip ir užpakalis biškiai aukščiau kelių būtų. Šiek tiek, taip. Tada yra lengviau išpozicionuoti juosmenį. Ir mums mažiau pastangų reikia tam. Iš 90-90 irgi galiu tą padaryti su daugiau biškiai pastangų. Tai čia nėra kritinė taisyklė. Sekanti taisyklė, kuri yra kritinė ir yra super svarbi, yra stalas. Ir stalo aukštis, ir stalo padėtis. Tai noriu pasakyti, kūdiem žmonėm privalu laikyti pilvą prie pat stalo. Negaliu čia turėti gepą, neturiu turėti tarpo, nes kitu atveju aš visada atsirasiu ant stalo. Taip kaip tu sėdėjai visuose podcastuose. Iki šiandien, bet daugiau ne. Taip. Tai va, ir iš esmės, jeigu aš esu labai arti stalo, man nebereikia lysti į priekį. Aš jau turiu čia viską po ranka. Stalo aukštis matuojasi labai paprastu būdu. Bedu ranką išlauni, atvedu nykštį ir va čia yra mano stalo aukštis. Čia yra mano stalo aukščio ideali čia variacija. Iš esmės būtų biški per mažas, taip, stalas? Pagal jūsų... Jo, per šitoj vietoj 6 cm. Aš sakyčiau, dabar sėdžiu kėdę pasireguliavęs, kaip man visai patogu, bet kad parodyt, sakykime, tie, kas klauso ir mato mane, tai aš pačytinsiu trupučiuką iš kėdės aukščio ir pasidarysiu taip, kaip reikia. Bet dabar užpakalis tada jūsų nėra toj pozicijai. Taip? Kam dabar lengva? Ne, bet jeigu viską idealiai pasidaryt, užpakalis šiek tiek aukščiau virš kelių, sprindis, tai iš esmės va dabar pas mane užpakalis kaip ir 90, tai dar reikėtų aukščiau, tai čia kokių 6 cm stalo reikėtų aukštesnė taisyklingai. Tai kai jau turiu savo aukštį, dabar pačytinau iš kėdės, bet kai turiu savo aukštį, ką aš turiu padaryti? Rankos sveria, jeigu jas nukirpčiau nuo pečių, tai sudėčiau į krūvą, į kibirą, tai tas kibiras galėtų ir 15 kg sverti. Tai nėra, pavyzdžiui, tavo rankos masyvios, jos dar daugiau sveria. Visas kabinasi reikalas ant kaklo. Ir plus ant juosmeninės dalies. Tai būtų labai smart žmogeliukams suprasti, kad tas rankas aš turiu laikyti padėtas ir aš sutaupau jau minimum 15 kg nuo savo stuburo ašies ir nuo kaklo, kuri yra, kas yra labai problematiška vieta. Tai vadinasi, aš patrauksiu mikrofoną. Gerai. Tai reiškia, kad mano rankos atsiduria, nežinau, čia yra kokių 30 laipsnių išėjusios į priekį, ties alkūnės sąnario ant stalo ir visas kūno svoris pasideda, ne kūno, o rankų svoris ant stalo. Vadinasi, šita vieta nebeturi ką veikti. Trapecija yra beveik 100% tragiškos būklės pas oficinius žmonės. Dėl 2 priežasčių, nes jie ne ten laiko rankas ir jie daug stresuoja. Dabar žiūrės oficiniai, kuo čia prisikabinom prie mūsų? Peikiam vis oficinius žmonės, bet gal kažkas bet čia mes kalbam perkeltinę prasme, oficiniai čia žmonės gali būti, kur šiaip prie stalų sėdi. Taip, tai visi sėdimą darbą dirbantys žmonės. Tai iš esmės stresas kelia mūsų pečius natūraliai į viršų, nes mes įsitempiam iš vidaus ir kada mūsų rankos jau yra ant stalo, atpalaiduotos, tai vyksta žymiai mažiau. Stresas vis tiek gali kelti, tai aš kartais sakau, nuresetinkit pečius. Sako, o kaip? Sakau, sutraukit smarkiai link ausų, numeskit, papurtikit ir va tada sakau, jūs žinot, kad jūsų pečiai nepakilę. Tai gali tą reguliariai pasidaryti. Čia yra toks reseto metodėlis, kuris irgi veikia praktikoje, tik reikia prisiminti.
Tai kai mano rankos jau vietoj atpalaiduota, mano keyboardas, sakykime, pelė ir klaviatūra pasislenka giliau į stalą, tai stalas neturi būti labai negilus, jis turėtų turėti erdvės. Nu ir tada pasidedu Moniką. Moniko taisyklė labai paprasta. Pusė vaizdo yra virš akių linijos, pusė vaizdo po akių linija. Aukščio atžvilgiu akis turi būti per vidurį ir ta nesąmonė ergonominė, kad yra viršus akių linijoje, nu jinai neveikia. Todėl, kad akis natūraliu fiziologiniu būdu fokusuoja vaizdą tiesiai prieš save. Tai yra elementaru. Ir jeigu tavo Moniko viršus yra čia ir tu kažką rašai apačioj, tu negali kaip senas žmogus pro akinius žiūrėti visą laiką skaitydamas laikraštį. Čia be šansų. Mes taip nedarom, mes lenkiam galvą. Jeigu aš būsiu čia, aš vis tiek lenksiu galvą, mano kaklui tai nebus patogu. Jeigu aš net nesėdžiu su atrama ir sėdžiu standartiškai, kas yra čia, ir dar tada žiūriu žemyn, tai čia yra... Nu, bet iš tikrųjų, kaip duoda kūno pozicija, aš dabar aišku juokais pasakysiu, jūs dabar sėdi taip, iš psichologinės pusės, ane? Man atrodot kaip rimtas specialistas. Dabar va kaip susilenkėt, atrodytumėt kaip loseris. Taip, ne, bet tikrai, taip. Kūno pozicija ant tie gali pakeisti, net va kaip sėdit, savim pasitikintis, specas, savo srities žinovas, taip susilenkėt iš karto... Kažkas jau kyla klausimas, kas čia vyksta. Taip. Bet iš tikrųjų, kaip duoda, ne? Taip yra. Ir dėl to tai yra labai susiję. Jeigu aš labai blogai jaučiuosi ir neturiu žinių, aš tikrai sėdėsiu susikūprinęs, sulinkęs, pasislėpęs. Jeigu aš blogai jaučiuosi ir turiu žinių, tai gal aš išsitiesiu, nes yra ir atbulinis kelias, kada mano kūnas siūs signalą į smegenis, kad alio, man viskas gerai, nesvarbu, kad tu čia dabar liūdnas, aš sėdėsiu tiesiai ir man kaip ir viskas gerai. Signalas išeis toksai priešingų keliu, kas gal net nėra įrodyta, gal net galėtų paveikti tave emociškai trupučiuką, gal nuramint sistemą, gal padėtų lengviau kažkaip priimti tas kažkokias emocijas, stresą ir panašiai. Tai aš savo tiesiog neleidžiu tada susikūprinti, nežinau, kad tai man kenksminga, tai kodėl aš turiu savo tą leisti. Tai va žmonės dažnai neįvertina žalos masto, kurį daro sėdėjimas blogas. Aš nekalbu apie valandą laiko per dieną pasidėti pasikūprinus. Tai yra natūralus irgi fiziologinis judesys, kurį mes turim savo, nežinau, bagažį, bibliotekoje kūno ir nieko blogo neatsitinka, kad aš 5 minutės pakimarinsiu, sulinkęs visai kažkaip kreivai. Ir dėl to man, kai kažkaip aš vis girdžiu pas specialistus ir pas pacientus tą nuomonę, aš klaidingai pasisukau, aš kažkaip ėmiau iš mašinos gale ir man čia sutraukė, gal užstrigo kažkas. Tai vadinasi, mes esame ant tiek lepšiai kabutėse perkeltinė prasme, kad mums paprastas judesys gali sukelti problemą. Tai ta prasme mes tada jau kalbam, net nežinau, ar apie 15% tos bazės, ką kalbėjom pradžioje, gal mes apie 5 tada galim kalbėti. Nes jeigu man pasisukti yra problema, nestandartiškai, sorry, tai tada tu susimastyk žmogau, vadinasi, kažkur tu turi problemų. Ta prasme, nereikia žiūrėti gal, kad čia tik kaklą tvarkyti, bendraja prasme, tu turi biški kažkaip pradėti judėti gyvenime, išsilaisvinti savo kūną ir tada jokių neteisingų pasisukimų nelieka, net ir tada miego žala, jeigu tu esi optimalus, sakykime, subalansuotas kūnas, darai tempimus, sportuoji, ta žala yra mažesnė, nes kūnas geba priimti tavo netaisyklingą kažkokį blogą dalyką lengviau. Jeigu tu esi kažkoks labai turbo žmogelis, net nelabai turbo, aš visą laiką lenkiu žmonės, kad jie taptų bent jau 5%. Tai reiškia, bent jau tu pasiek vidurkį kažkokį, nežinau, būk laisvas, atsipalaidavęs, jėgos turėk, lankstumo turėk šiek tiek, nereikia kraštutinumų turėti. Nes mes apie sportą, kai pradedam šnekėti, atrodo, čia jau man reikia pro lygį iškart varyti, daryti kažkokius ten super dalykus. Nereikia. Ta prasme, tu būk bent jau savo paties geresnė versija. Būk laisvas, atsipalaidavęs, pasitampyk, padaryk jėgos pratimų, išeik pasivaikščiok, jeigu gali, bėgiok, ta prasme, kardio daryk, suprakaituok tos 3-5, gerai. 3 kartus per savaitę suprakaituo. Išleis kažkokią energiją, išsijudink save, susigeneralizuok vėl. Nes tas aktyvus sportas, jisai tikrai turi savo ekstra bonusų, apie kuriuos žmonės nelabai, manau, kad žino. Aš mėgstu tokį pavyzdį duoti, kad reiktų įsivaizduoti, kad kūne yra tokie dar ir papildomi generatoriai, kurie įsijungia tik stipriai įvažiavus į sportą. Ta prasme, darant jėgos treniruotės, ištvermės treniruotės. Ir lengva mankšta, kažkokia ir funkcinė mankšta, ką su kinezais
aš kažkaip įsivaizduoju ir pats daug tą darau, nes yra stadijos, kada tu negali žmogui sakyti, davai dabar čia mes darysim 100 atsispaudimų, pritūpsim su 5 kilų, tararara. Tu sakai, jo, darom presiukui paprastą atsilenkimą, aktyvuojam raumenuką, tararara. Bet paskui tu įpušini dar trupučiuką labiau ir labiau ir labiau. Bet iš esmės labai daug žmonių, manau, kad nepatiria to ekstra generatorių už judėjimo, įsijungimo, kada tai tau suformuoja ekstra dalykų. Ir mokslas netaip senai yra atkapstęs, kad giliuosiuose raumenų sluoksniuose gyvena liaukutės mažos, kurios ant labai stipraus apkrovimo geba pagaminti natūralius neurorelaksantus, kurios ramina nervų sistemą. Ir tai sukuria mums tokį kaip ir komfortą, galim tą stresą priimti, mums taip gal ir rasti išeiti kažkokią lengvesnę, ta prasme, mes visai kitokie galim pasidaryti natūraliais būdais. Tai va, tai manau, kad visą tą užgeneravimą labai faina būtų, kad žmogus pajaustų, prajaustų ir paskui jisai turėtų galimybę rinktis. Nes kai tu nesi daręs, nežinai, tai tu net, jeigu tu nežinai, tai ir nežinai, tai kam čia daryti? Labai aiškiai apkalbėjom iš tikrųjų ir sėdėjimo poziciją, ir miego poziciją. Dar paskutiniai laidos daliai fascija. Papasakokit trumpai, kas yra fascija, iš ko jinai susidaro ir kokius jūs metodus ir kodėl juos naudojate laikysinai pagerinti, ergonomikai ir biomechanikai. Fascija labai toksai, kaip pasakyti, ir platus žodis, ir daugam sunkiai suprantamas, ir Lietuvoje dar netiek daug žmonių su jie dirba, tai man kažkaip pavyko ją prisijaukinti, pagaliau nebuvo labai lengva, nes aš pats darbe naudoju tokią steko metodiką, itališką metodiką, kuri yra ir skausminga, ir nėra tikrai maloni. Tai yra per taškus gydymas, sukeliant mažą uždegimą taškuose. Kad suprastų žmonės tą gydymą, kas yra fascija, tą, ką aš žinau ir jūs patikslinsite. Tada fascija kaip voratinklis, kuris kaip balta plėvelė prapjovus mėsą, kuri dengia tarp raumeninius sluoksnius ir dengia visus raumeninius sluoksnius, prasideda, sakykime, nuo pėdos apačios ir baigėsi kaktoj, eina įstrižai kūno ir jeigu pasitempia vienas galas, tada yra problemų kitam gale, tai kaip voratinklį, jeigu paimtume, jeigu tempiam, taip, tas yra fascija, taip? Jo, tu teisingai sakai. Aš gal mėgstu duoti pavyzdį, reiktų įsivaizduoti, kad esam apsidėję tokį kaip rūbą, bendrą, kaip timpas, tik tai tos timpos eina su viršutinė dalim. Jo, jos prigludusios ir natūralu, kad jeigu aš vienoj vietoj tempiu, tempiasi visur. Tas pats vyksta su blogu sėdėjimu nugaros daly, jeigu aš susikūprinu, jo. Mano užpakaliniai audiniai išilgėja. Ir raumenys, ir raiščiai, ir fascija. Fascija negali jos atskirti nuo raumens. Iš esmės, tai yra skirtingos struktūros, bet jos veikia kaip ir labai chronologiškai. Tai fascija apriepia viską, jinai laiko vidaus organus, jinai laiko kiekvieną raumenį, kiekvieną raumens grupę, kiekvieną raumens skaidulų grupę. Taip. Nes kas yra sausgyslė, ne? Visi daugmaž žino, kas yra sausgyslė. Tai yra toks raumens galas, kuris tvirtinasi į kaulą, jo? Tai, tarkim, tricepso sausgyslė tvirtinasi čia, po alkūnę, jo? Taip. Tai iš esmės turim daug skaidulų tricepse, kurios visos yra įvilktos į fasciją. Ir jų tęstinumas, pilvelis kažkur baigėsi, o jų tęstinumas yra sausgyslė. Jos susipina kaip tęstinumas į sausgyslę ir nes sausgyslė yra fascijos daug mikropluoštų, kurie sueina į vieną didelę virvę, kuri jau įsipina į kaulą finale. Tai iš esmės fascija yra labai platu. Mes jos turim labai daug gilių sluoksnių ir mes, pavyzdžiui, su savo, sakykime, pradirbamom technikom galim tikrai ne visus jos paimti ir ne visus jos atrasti, nes kas vyksta labai giliuosiuose sluoksniuose sudėtinga. Yra turbūt metodikų, bet sudėtinga. Bet bent jau paviršinius kapstyti mes galim ir juos kažkaip susibalansuoti mes galim. Tai va, dėl ko jinai dabar yra mums tokia svarbi, nes jinai turi 3 kartus daugiau inervacijos negu raumuo. Ką reiškia inervacija? Inervacija tai reiškia, kad per ją praeina labai daug nervų, nes tai yra kaip ir tokia matrica, materija, per kurią eina ir kraujagyslės, ir nervai. Tai tas toks voratinklis, jeigu jį taip labai jau priartini, tai tada jis kaip voratinklis, bet jeigu žiūri iš toliau, tai jis toks kaip plėvė labiau. Tai va, tai
šita plėvė yra jautri uždegiminiam faktoriui. Uždegiminis faktorius susiformuoja, kai mes perkraunam kažkokią tai sistemą. Tuos pačius raumenis. Jeigu aš ilgai labai sėdžiu, blogai sėdėdamas, sakykim, aš perkraunu tam tikrus raumenis. Bet įdomus faktas yra pats tas, kad nugara nedirba, kai mes susikūprinę sėdim. Turite įsivaizduoti, jeigu mano nugaros raumenynas tiesiai sėdint yra optimalioj padėty, daug raumenų tvirtinasi prie pakaušio ir prie kryžkaulio, tai yra ilgieji raumenys, kurie ir yra laikysenos raumenys. Didieji kiti raumenys, kaip platusis nugaros, trapecija, rombiniai raumenys, jie gali prisidėti biški prie laikysenos palaikyti, bet jie neturi pagrindinės funkcijos laikysenos. Bet aišku, juos sustiprinus mes jaučiamės grakštesni, tiesesni, galim biški iš jų pakompensuoti netgi ilgųjų raumenų ne visai gerą veiksmą. Tai iš esmės, jeigu aš sėdžiu tiesiai, mano ilgis raumenų yra toks. Ir tai yra, sakykime, dirbančių raumenų ilgis. Bet jeigu aš susikūprinu, mano raumenys nugaros atsipalaiduoja ir išilgėja. Ir kas tada nutinka? Ilgainiui sėdint ant ištempto raumens, čia geras pavyzdys būtų užlenkti va taip va pirštus ir palaikyti juos 3 valandas. Tai kas tada atsitinks? Dilbio raumenys pradės spazmuot, norėdami save apsaugoti. Čia yra apsauga nuo pertempimo audinių. Jie pradės trauktis iš vidaus tam, kad save sutrumpintų, nes tu kaip šeimininkas sakai, man neįdomu dabar, ką tu ten darai, aš darau savo darbus. Man dabar reikia tabelį pabaigti. Tai va, tai iš esmės nugaros didžioji dalis įtampos atsiranda dėl tokios kaip apsaugos mechanizmo. Aišku, galva išėjusi į priekį, jinai sukuria svertą į stuburą, bet raumuotoj vietoj vis tiek yra labai ilgas. Ir jisai į save trumpina, spazmuodamas, tuo pačiu trumpėja, ne tai, kad trumpėja, prikimba fascija. Gavom uždegimo kažkokioje vietoje faktoriaus, tai dar nereiškia uždegimo tikro, bet gavom uždegiminio faktoriaus, fascija traukiasi, nebetampa tokia, nes fascija gamina lašelius. Tai yra tokia slidi, sutepta sistema, kuri turėtų užtikrinti gerą slidimą, glaidą tarp skirtingų sluoksnių, skirtingom amplitudėm. Vienas raumuo važiuoja į vieną pusę, kitas po juo važiuoja į kitą pusę. Tai jeigu jie kartu sulipo, tai silpnesnis raumuo važiuos į tą pusę, kur tempia stipresnis. Bet stipresniui raumenukui jau atsiranda balastas, o ta savo funkciją visai gali pamesti. Ir dar, kad pridėti prie to pačio, tai nuo laikysenos paveikti ir gali būti nuo traumos. Tai jeigu turėsim kažkokią traumą ir plus dehidratacija. Turbūt patys tokie žymiausi dalykai, kurie gali paveikti. Tai kaip pavyzdys, jeigu turėsim žaizdą kažkokią, daužimo gal irgi žaizda gali būti taip. Kontuzija irgi yra uždegimas, sumušimas. Ir tada susitraukia tą fasciją toj vietoj ir kaip jūs sakėte, to glaido nebėra, to ėjimo, tada kompensuojasi kitos vietos, nes bando sukompensuoti ir gali problema net kitur atsirasti. Tai įsivaizduokit, kas vyksta po Cezario operacijos, kai yra 4 sluoksniai raumenų perpjaunami kiaurai ir jie atskirai susiuvami, ten visur yra randai ir jie ir labai dar retai girdžiu iš, sakykime, plastikų, tų pačių ir turiu klienčių, kuriam, pavyzdžiui, skauda kaklą. Kažkaip išsišnekam, kad buvo ten prieš 3 metus gimdyta su Cezariu ir tu patikrini randą ir jis tikrai nejuda, jis yra prikibęs. Ir labai realu, kad iš apačios pilvo tempimas yra toks stiprus, kad jis atsiduoda į kaklą ir tam žmogui sėdėti tiesiai. Momentiškai jis to nejaučia, bet per ilgą laiką tas tempimas priveda tave prie tokio susikūprinimo, kuris ne tiek iš tavo nežinojimo ateina, bet yra problema tavo pilvo apačioj, kuri tempia tave į susikūprinimą ir kai tu pramobilizuoji apačią, dar aišku, susitvarkai lokaliai, nes raumens įtampa pati ne visada praeina, jai reikia pagalbos ir žmonės apie raumenis irgi to nesupranta, bet dar trupučiuką pasiliksiu raumenų temą šiek tiek toliau. Tai žodžiu, turim atrasti tą problemą fascinę, ją biškį sutvarkyti, nes kai čia pasileidžia, čia atsileidžia. Ir aš tada galiu pagaliau išsitiesti. Tai pilvinė kūno dalis, jinai labai dažnu atveju yra per trumpa. Nes mes, kada susikūprinam, čia atsiranda labai ekstra daug vietos, raumuo tampa trumpesnis, fascinė dalis raumens irgi yra trumpa, kai žmogui reikia atvesti rankas, išsitiesti, sakau, man presą tempia.
Aišku, kad tempia, jeigu tu 5 metus sėdėjai jį sulenkęs, tai faktas, jisai trumpokas. O tas steko metodas, kaip jisai padeda atpalaiduoti ir jisai atlaisvina fasciją? Jisai atlaisvina ir italai iškapstė tokią idėją, kad ir įrodė ją, darydami ultragarso tyrimus, nes fascija, kuri yra užstrigusi, jinai matosi kitaip. Darant ultragarso tyrimą, vaizdas jos yra spalvinis ir sakykime, kokybinis kitoks. O ką mato ultragarsas? Minkštus audinius. Ir kartais jie net ir aukštom technologijom ir prie judesio kartais gali trupučiuką žiūrėti, bet Lietuvoje to dar nėra ir turbūt dar nebus ilgai. Bet iš esmės gali tą vaizdą įvertinti prieš terapiją ir po terapijos. Ir kai gauna fasciją didesnio šiek tiek uždegimo, tas uždegimas, cheminis faktorius uždegimo ją ir sutraukt gali, bet kažkokiu būdu sudirginus tam tikrus taškus, dažniausiai tai yra kažkokie fasciniai grandinių perėjimo taškai, tai va ta sistema moko tuos taškus. Kosmosas, šiaip tai sudėtinga sistema, todėl kad labai turi būti imlus palpacijai, lytėjimo įvertinimui. Tai man pradžioj ten buvo kosmosas tikrai, nors aš esu 14 metų liečiantis žmonės kiekvieną dieną, man buvo labai sunku. Tai vat gal po metų praktikos aš pradėjau truputėlį jausti ir dabar jau taikau turbūt 3 metus ir man toksai jau atsiranda ir pasitikėjimas, ir faina, nes tu gali biškį jau atkapstyti. O įrankiai kažkokie yra? Ar čia tik rankos? Kairė ir dešinė. Jo, nėra jokių įrankių, kas yra irgi faina. Viskas daroma su rankomis, surandi taškus pagal sistemą, nes taškai eina per grandines, tu jas gali testuotis, nes fascijos sutrumpėjimas ne visada duoda judesio apribojimą. Čia yra tokia irgi pieva, kurią žmonės tiki. Tai tu tarkim, apkraudamas labai daug raumenį, tu jo nesutrumpinsi labai smarkiai. Tu gali ant bicepso 2 savaitės kačialint su hanteliu, tavo ranka vis tiek įsities. Ne? Ta prasme, tu turėsi full range įtiesimą drąsiai. Kad čia gal kažkokia bus įtampa, dar kažkas, bet amplitudė nesumažės. Gal per 10 metų, jeigu tu niekada neprasitampysi, nepadarysi jokio bicepso tempimo ir panašiai, gal trupučiuką pasikeis. Bet kad čia jeigu jau trūksta amplitudės, tai čia yra toks pažengęs klausimas, kartais reikia labiau sąnarį pasižiūrėti, realiai gal jo, kokioj sąnario kapsulėje yra kažkoksai, fibrozuota dalis, biški peraugus jungiamuoju audiniu, dar kažkas užstrigę. Fibrozuota tai žaizduota, taip. Fibrozuota tai yra peraugus jungiamuoju audiniu ir tai nutinka, kada mes nenaudojam sąnario, tai pavyzdžiui, yra toksai frozen shoulder sindromas, kada yra užstingęs petys. Žmogui po truputį pradeda mažėti amplitudė ir per pusę metų amplitudė praktiškai dingsta rankoje visai. Būna iki tiek. Ir tada petys antiek perauga tuo fibroziniu audiniu, kad jisai visiškai užsiblokuoja. Tai tada mes jį ten ilgai ir nuobodžiai bandom judint ir toks ilgas, neįdomus procesas, bet daugeliu atveju tai žmonėm nutinka ne sportininkam kažkokiem, kurie naudoja tą ranką, o tiem, kurie nenaudoja tos rankos. Taip pat yra viskas ir su sąnariais. Sąnario funkcija susidėvėjo klubas žmogui, keisti reikia. Kodėl? Tolimųjų reisų vairuotojas. 50 metų, nebepaeina, šlubuoja, išsidėvėjo klubas, reikia keisti. Nenaudoja jis tos kojas, ta prasme, jis tos amplitudės tam klube jau gal 20 metų nebeturi normalios, jis niekada nedaro kažkokių tempimų, sporto ir sąnarys juda labai labai maža amplitudė ir prasitrina ir jisai minkštėja. Jeigu mes nenaudojam su apkrova didelę ir pilna amplitudė sąnario kremzlės, jisai minkštėja. Kelio chondromaliacija tas pats. Tai yra kelio, sakykime, priekinės dalies kauliuko iš vidinės pusės, kremzlės ir degeneracija, kas yra, sakykime, artrozė, trupučiuką tokia. Artrozė gal labiau sąnariui tinka. Tai vat kremzlės suminkštėja ir pasidaro tokia minkšta, kad jinai susidėvi anksčiau laiko. Tai vat dėl to turbūt ir apkrova reikalinga kūnui. Jinai privaloma, čia nėra joks pasirinkimas. Tai vat sportuoti dėl ko dar reikia, taip? Taip, ir tas pats greitas ėjimas duoda daugiau amplitudės, daugiau judesio. Amortizacijos, daužimosi. Tai va, tai viskas kaip ir paprasta. Kūno mechanizmas sukurtas būt pastoviai kažkokioj apkrovoj, tada jisai veikia. Taip pat man sakė odontologė.
Sako, tu valgy košės 2 metus, tada ant 5 riešuto tau išlūž dantis, arba jisai išklibės, nes jisai bus atpratęs nuo kieto maisto. Viskas apie tą patį. Norim gerai gyventi, bent jau vidutiniškai gerai gyventi, būti sveikesni, apkraukim save, duokim tai, ką fiziologija sukūrė iš esmės. Mes tokie pagaminti. Mes dabar esam Ferrario tokiam kėbulė, bet Ferrari laikom garaže, užsivedam kartais ant laisvo, pabirbinam, geriausiu atveju aplink sodą, nežinau, kiemą, neišvažiuodami iš kiemą pavažinėjom ir vėl uždarom. Ir jis pūna ten po truputį, nes visas kūnas veikia skysčių principų, nes visas, sakykime, aprūpinimas eina per kraujotaką, limfotaką. Jo, 2 dalykai. Arterija vienintelė kraujagyslė, kuri turi raumeninį sluoksnį, nes tai yra padavimo mechanizmas, tai reiškia, mes ten turim slėgį, kurį suformuoja raumuo. Tai mes to nekontroliuojam, tai veikia natūraliai, bet iš esmės mes visą laiką turėsim tą padavimą. O kas yra su grįžimu ir šiukšliam, nes limfotaka tai yra šiukšlių šviežimas. Tai, kas nespėjo su veniniu krauju grįžti, tas ateina su limfa. Ir tenais turim limfagyslės, turim limfmazgius, kur dar tas šiukšlės perdirbam, ką nereikia nužudom, ką reikia praleidžiam. Bet iš esmės tiek vena, tiek limfagyslė struktūriškai yra tokia pati. Jinai neturi raumeninės sienelės, jinai turi tik vožtuvėlius. Tai reiškia, kad visą tų skysčių 2 esminių judėjimą mes suformuojam per savo raumeninę veiklą, per globalius raumenis, kuriuos mes galim judinti patys. Ir žmonės, man atrodo, šitoje vietoje visiškai nesupranta ir jiem atrodo, kad atsistoti ir nueiti iki parduotuvės yra pakanka. Nepakanka. Jeigu nori gerai jaustis, nepakanka. Labai gerai sumarizavot viską. Iš tikrųjų apkalbėjom daug įdomių temų ir pats labai daug žinių pasisėmiau ir žadėjot parodyti dar tą pabaigai laidos pratimą, prasitampimą, taip, ir čia man atrodo bus labai toksai naudingas dalykas ir dėl ko verta buvo visą laidą žiūrėt. Iki pabaigos datempiam. Čia bus kaip vinis tokia galutinė. Pratimą tai papasakosiu laikysenos ugdymui, nes ilgieji stuburo raumenys norim, kad veiktų ir kadangi jų funkcija yra tokia, sakykime, jie nėra kaip bicepsas, kad aš 10 padariau, ten 20 kg pakartojimų 10 padariau, raumuo nuvargo, viskas, daugiau nebegaliu. Tai ilgieji nugaros raumenys geba ilgą laiką būti susitraukę ir palaikyti mums tą padėtį. Bet ne 8 valandas ir ne tokioj pozicijai. Stovint mums kažkaip labai lengvai išeina nesusikūprinti, ar bent jau mažiau susikūprinti. Tai pats geriausias pratimas, mano supratimu, numeris 1 yra sėdėti tiesiai. Tai ką aš rekomenduoju žmonėm? Aš jiem liepiu kiekvieną valandą darbo ofisinio pasistatyti kažkokį tai priminimą. Ar tai kompe, ar tai telefone, kad ten be 5 minučių 10 valandą, be 5:11, be 5:12 ir panašiai. Jiems supipsėtų kažkoksai priminimas, pratimo laikas atėjo. Jo, čin. Jisai žino, kad jam tada supipsėjus reikia pabėgti nuo visų atramų, atsisėsti ant kėdės krašto labiau, nes ant kėdės krašto mūsų dubuo lengviau pasvyra į priekį ir mums lengviau išlaikyti savo kūną tiesų. Šitos visos taisyklės, ką apkalbėjom, jos lieka tokios pačios. Tai aš galiu vis tiek prieiti arčiau stalo, nieks čia nepakinta, nusistatau 5 minučių timerį ir sėdžiu preciziškai įsitiesęs iš savo sistemos raumeninės. Sėdžiu tiesiai. Praėjo 5 minutės, jėga, pliusiuką uždėjau, grįžau prie atramos, susidėliojau toliau. Ir taip darau 1 savaitę. Gal skambės pradžiai sudėtingai, bet kas pabandysit, pabandykit. Tai yra vienas iš geriausių būdų tiesiogiai įjungti laikysenos raumenis, nes jie biški miega pa žmonės. Nes tie raumenys, kurie geba mus per čia ištiesti, tai nėra tik apačioj. Jie gyvena ir čia, yra tokie ilgieji krūtininiai raumenukai, kurie pas daugelį žmonių labai yra silpni, pamiršti, panašiai kaip presas. Tai va, tai kai aš savo krūtinkaulį biškį keliu į viršų, užsifiksuoju, žmonės dažnai sako, man pradeda va čia degti, sako, man pradeda kažkas tenais spazmuoti, jaustis, sakau, labai gerai, nes vadinasi jūs teisingai darot, darykit toliau. Tai 5 minutės į valandą 1 savaitę yra labai geras dalykas. Jeigu žmogus išsėdi ir jam sako, faina, jeigu sunku labai, tęskit 2 savaitę 5, nes aš tikiu, kad yra žmonių, kuriem ir 5 minutės būtų challenge'as, toks iššūkis padaryti. Tai 2 savaitę dedam 10 minučių, 3 15 ir 4 20. Ir čia finišuojam.
20 minučių per valandą sėdėti pačiam iš savęs yra pasaka. Todėl, kad tu naudoji savo raumenyną, plus tu turi gerą padėtį atpalaidavimo padėtį, plus tu, aišku, tu kas valandą turi atsistoti ir pasivaikščiot. Jeigu tavo stalas kilojasi, nu tai duok dieve, dar 20 minučių gali stovėti per tą valandą. Ir sėdėjimą reikėtų vertinti segmentais. Per tą valandą skaidau 2 minučių taip, 2 minučių tiesiai, 2 minučių stoviu. Uoga. Tai yra puiku. Labai geras patarimas, žinot kodėl? Nes nieko nereikia daryti. Taip, paprasta. Nu, 1, 2 ir padarai. Pražiūrėjau visą laidą, sako, davė patarimą, nieko nereikia daryti. Tai va, tai tiesiog sėdim tiesiai, tik tai turim turėti taisyklės ir sistemą, tada jie galim vadovautis. Ir tai yra irgi įpročio formavimosi klausimas, tai užtrunka 6 savaitės, kad biški įeitų į tokį lengvesnį jau būdą tą daryti ir natūraliai tai turėčiau tęsti be didelių pastangų. 6 savaitės. Tai va žmonės, mėlėjai, 6 savaitės pabandykit mešti savo iššūkį, bet turit kažką turėti čia ir turit susireguliuoti darbo padėtį. Kitaip neveikia. Iš tikrųjų, labai dėkingas esu, apkalbėjom daug temų, viską labai detaliai ir aiškiai išaiškinot. Aš kaip sakau, net ir žmogui, kuris neturi kažkokio tai sportinio supratimo ir gilių žinių, tikrai pažiūrėję laidą, pasikraus informaciją, išmok sėdėti. Jau geras dalykas, kad tikrai pats išsėdėjau su šituo paduškiuku, su atramėlė ir tikrai galiu pasakyti, kad net nesinori pilnai remtis nugarą ir net negalėčiau. Jeigu norėčiau, tai nei pavargau nieko, labai patogiai išsėdėjau ir, kaip sakėt, pataisėt mano sėdėjimo poziciją per podcastą. Ir žinau, kad dar galėtume daug temų skirtingų apkalbėti, tą pačią fasciją paėmus čia galėtume turbūt 1 valandų narplioti, tai pasiliksim kitam kartui dar. Ir labai dėkojom, kad atėjote į laidą, pasidalinot žiniomis, mes jūsų linkais ir įdėsim į komentarus, tai žmonės galės susirasti jūs, kreiptis kaip į specialistą, o šiandien palinkėsim sėkmės jūsų darbuose. Gydykite, edukuokit žmonės ir tikėkime, kad vis mažiau tų problemų turės. Labai faina, kad sudalyvavau čia. Manau, kad jūsų idėja yra puikiai, švies visuomenę per podcastus ir tie svečiai parinkti tokie yra faini, įdomus pokalbiai būna. Jo, žinių nėra, kaip pasakyti, niekada nėra per mažai. Geriau turėti daugiau ir atsirinkti, kas tau veikia, kaip sakiau. Išbandykit žinias, kad galėtume turėti savo asmeninę nuomonę, nes nėra nei gero, nei blogo. Yra tik tai, kas veikia arba neveikia tau asmeniškai.